Mitford seserys buvo Didžiosios Britanijos aristokratės, kurios 1930-aisiais pagarsėjo dėl dažnai skandalingų priežasčių. 6 buvo pramintos – kunigaikštienė, fašistė, komunistė, nacistė, romanistė ir ta kita. Taigi, kuo jos tokios prieštaringos? Ir kodėl jos vis dar taip mus intriguoja? Prisijunkite prie manęs ir sužinokite. Mitfordų šeima, iš kurios kilo 6 Mitfordų seserys, savo kilmę Anglijoje gali atsekti iki laikų prieš Normanų užkariavimą XI amžiuje. Tuo metu, kai Vilhelmas užkariautojas persikėlė iš Prancūzijos su savo normanų riteriais užkariauti Anglijos, šeimai vadovavo seras Džonas de Mitfordas, kuris valdė Mitfordo pilį Northumberlande, šalies šiaurėje prie Škotijos sienos. Neįtikėtina, bet Mitfordai išlaikė žemės valdas čia dar 800 metų. Seserų tėvas buvo Davidas Bertramas Ogilvis Freemanas Mitfordas, antrasis Resdalo baronas Anglijos didikų luome. Jis buvo garsiai ekscentriškas, tačiau šeima buvo gana pasiekusi. Pavyzdžiui, jo prosenelis buvo žymus britų istorikas XIX amžiaus pradžioje. Jų motina buvo Sidnėjaus Bolsas, kurios tėvas Tomasas buvo parlamento narys, žymus rašytojas ir leidėjas, įkūręs keletą gerai žinomų to meto britų žurnalų, įskaitant originalų į Vanity Fair. Davidas ir Sidnėjaus po santuokos 1904 metais susilaukė 7 vaikų. Vyriausioji Nancy gimė vos po kelių mėnesių po jų vestuvių. Pamela gimė 1907 metais, o netrukus po jos, 1909 metų sausį, gimė jų vienintelis sūnus Tomas. Jų trečioji dukra gimė 1910 metais. Prieš Junitos gimimą 1914 metų rugpjūtį buvo trumpa pertrauka. Ji gimė vos keliomis dienomis po Pirmojo pasaulinio karo pradžios, kuriame Davidas tarnavo Prancūzijoje. Jessica gimė 1917 metais, o galiausiai Deborah 1920 metais. Tomas gyveno tik iki savo 30-ųjų vidurio. Jis žuvo tarnyboje paskutiniaisiais Antrojo pasaulinio karo mėnesiais. 1945 metais, kovodamas Ramiojo vandenyno fronte. Tačiau beveik visos seserys nugyveno ilgą gyvenimą. Jų gyvenimus labai paveikė tėvai. Davidas buvo griežtai konservatyvus, o Sara 1930 ir 1940 simpatizavo fašizmui. Tai galiausiai lėmė jų išsiskyrimą. 1943 metais Antrojo pasaulinio karo metu. Tačiau, kaip netrukus pamatysite, Mitfordų šeimos politiniai ginčai buvo dar gilesni. Vyriausioji iš Mitfordų seserų užtvirtino jų kaip protingų, bet chaotiškų reputaciją. Mergaitės buvo auginamos gana izoliuotai, mokomos namuose chaotiškai ir kentėjo dėl to, kad abu tėvai buvo vienodai šalti ir neurotiški. Dėl to Nancy atsigręžė į didžiulę jų namų, Batsfordo rūmų biblioteką. Būtent ten pirmą kartą pradėjo formuotis jos literatūrinės ambicijos. Ji buvo pristatyta Didžiosios Britanijos aukštuomeniai savo 18-ojo gimtadienio proga 1922 metais ir vėliau tapo įtakinga tarpukario laikotarpio asmenybė, užmezgusi draugystę su to meto žymiais rašytojais, tokiais kaip Evelinas Vo ir Džonas Bedžiamanas. Tai buvo jos, kaip vienos iš labiausiai viešumoje matomų vadinamųjų šviesiųjų jaunuolių narių vaidmuo. Grupės jaunų Didžiosios Britanijos aristokratijos ir aukštesniosios vidurinės klasės atstovų, kurie išgarsėjo 1920-aisiais. Didžiojoje Britanijoje jie buvo žinomi tiek dėl savo vakarėlių ir gausaus alkoholio vartojimo, tiek dėl meninės ir literatūrinės veiklos. Tuo tarpu 1933 metais jie ištekėjo už Peterio Rodo, sero Ronaldo Rodo, britų diplomato ir politikos sūnaus. Tai buvo nelaiminga santuoka, į kurią Nancy įžengė tik po to, kai ilgi jo santykiai su Erskinu Hamishu, Roslino grafo sūnumi, taip ir nesibaigė vedybomis. Atrodo, kad Nancy nežinojo, jog Hamishas buvo gėjus ir iš tikrųjų kažkada buvo turėjęs santykių su jos jaunesniuoju broliu Tomu. Būtent 1930-aisiais Nancy pirmą kartą pradėjo rimtai užsiimti rašymu ir gavo nuolatinės apžvalgininkės vietą žurnale The Lady, kurį buvo įkūręs jos motinos senelis. Ji taip pat 1931 metais išleido savo pirmąjį romaną Highland Fling. Tai buvo pirmasis iš 8 romanų, kuriuos ji parašys. Iki 1930-ųjų pabaigos, nors jo santuoka jau byrėjo ir jie oficialiai išsiskyrė tik 1957-aisiais, Nancy ir Rodas iš esmės gyveno atskirai nuo 1930-ųjų pabaigos.
Antrojo pasaulinio karo metu Nancy užmezgė ryšius su prancūzų karininku, kuris po Prancūzijos žlugimo 1940 m. vasarą persikėlė į Angliją, Gastonu Palevskiu. Jie pradėjo aistringą romaną ir akivaizdu, kad jis buvo jos gyvenimo meilė. Karui pasibaigus 1945 metais, jie apsigyveno kartu Prancūzijoje ir būtent čia ji pradėjo antrąjį reikšmingą savo literatūrinės karjeros etapą. Ji reiškėsi kaip istorikė, o 5-ame dešimtmetyje ji rengė ir neišleido gerai vertinamų biografinių studijų apie 18 amžiaus asmenybės, tokias kaip Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, Prūsijos Frydrichas Didysis, Madame Pompadour ir prancūzų apšvietos filosofas Volteras. Deja, jos santykiai su Palevskiu neišgyveno šių metų, o 6-ame dešimtmetyje ji vis labiau sirgo vėžiu. Galiausiai ji mirė Paryžiuje 1973 metais. Daugeliu atžvilgių Pamela gyveno mažiausiai išskirtiną gyvenimą iš 6 Mitford seserų, nors, kaip pamatysite, kai kurios jos seserys sulaukė dėmesio dėl visai netinkamų priežasčių. Ji buvo privatus žmogus, mėgusi paprastą kaimo gyvenimą, todėl buvo žinoma kaip tyli Mitford ir pamirštoji sesuo. Vis dėlto jo santuoka 1936 metais su Dereku Jacksonu, turtingu ir gerbiamu atominiu fiziku, sulaukė visuomenės dėmesio. Nemažiau dėl to, kad Jacksonas buvo pagarsėjęs biseksualas, kuris galiausiai vedė 6 kartus ir turėjo daugybę romanų. Jis taip pat buvo aršiai antisemitinis. Jie susibičiuliavo dėl meilės jodinėjimui, tačiau galiausiai išsiskyrė 1951 metais. Po to Pamela tapo artima italų raitelės Giuditos Tomazini drauge. Plačiai manoma, kad jų santykiai buvo seksualinio pobūdžio, o pati Pamela buvo biseksuali. Tačiau jie išsiskyrė 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Po to Pamela ramiai gyveno Cotswolds'e ir Londone. 1994 metais Pamela nukrito nuo stačių laiptų ir susilaužė 2 kojas. Nepaisant operacijos, ji neatsigavo ir mirė ligoninėje. 1994 m. balandžio 12 d. būdama 86 metų. Vidurinės Mitford seserys Diana ir Unity neabejotinai buvo pačios prieštaringiausios. Jos buvo panašios į savo motiną, kurios politinės pažiūros buvo skandalingos ir kuri Antrojo pasaulinio karo metu atsisakyti savo paramos fašizmui. Šią savybę turėjo ir vienintelis Mitford berniukas, Tomas, kuris 20-ačio 3-jojo dešimtmečio pabaigoje, lankydamasis Berlyne, susižavėjo nacizmu ir kuris buvo išsiųstas kovoti prieš italus arba japonus Antrojo pasaulinio karo metu, nes atsisakė imtis ginklų prieš vokiečius. Dianos atveju jos flirtas su fašizmu buvo itin viešas. Nors ji buvo ištekėjusi už Briano Volterio Guinneso, Moeno baronijos įpėdinio, 1929 metais, kai jai tebuvo 19 metų, ši pirmoji santuoka greitai pradėjo byrėti po to, kai Diana susipažino su Osvaldu Mosliu, kuris buvo 14 metų vyresnis už ją. Moslis kilęs iš smulkiosios Britanijos aristokratijos ir buvo laikomas perspektyviu veikėju Didžiosios Britanijos politikoje, 1920-aisiais, eidamas Lancasterio kunigaikštystės kanclerio pareigas Ramsay MacDonaldo leiboristų vyriausybėje nuo 1929 iki 1931 metų. Tačiau velindinė Didžiosios Britanijos politika, o tuo metu didelė Europos dalis žavėjosi radikalesnėmis politinėmis ideologijomis. Po Wall Streeto žlugimo ir Didžiosios depresijos pradžios, Moslis 1932 metais įkūrė Britanijos fašistų sąjungą. Maždaug tuo metu jis ir Diana susitiko sodo vakarėlyje. Abu buvo susituokę, tačiau Diana netrukus paliko savo pirmąjį vyrą, o Moslio žmona mirė 1933 metais. Nuo tada jų romanas pamažu stiprėjo. Jie susituokė 1936 metais Berlyne, Vokietijos propagandos ministro Josefas Gebelsas namuose. Pažymėtina, kad ceremonijoje dalyvavo Adolfas Hitleris. Nors Britanijos fašistų sąjunga 1930-aisiais sulaukė tam tikros paramos Didžiojoje Britanijoje, prasidėjus karui su Vokietija 1939 m. rugsėjį jie išsiskyrė.
1940 metais, kai Vokietija pradėjo vakarų Europos invaziją ir okupaciją, o vėliau ir Didžiosios Britanijos bombardavimą, Osvaldas ir Diana buvo sulaikyti vyriausybės. Jie ten liko iki 1943 metų, kai karas jau buvo pasisukęs prieš Vokietiją, o tokie asmenys kaip Možliai jau nebebuvo laikomi dideliu pavojumi Didžiosios Britanijos vidaus saugumui. Po konfliktų ji ir Osvaldas nebegalėjo gyventi Didžiojoje Britanijoje ir persikėlė į Prancūziją. Ten Diana po karo pradėjo gana sėkmingą literatūrinę karjerą. Redagavo žurnalą European, kuris pasižymėjo fašistinėmis nuostatomis, o kurį laiką rašė recenziją žurnalui The New Statesman. Ji iki pat mirties Paryžiuje 2003 metais sulaukusi 93 metų liko neatsiprašiusi dėl savo fašistinės praeities. Dianos palaikymą fašizmui dalijosi ir jos jaunesnioji sesuo. Junitė gimė 1914 metais ir subrendo 1930-ųjų pradžioje, kai Europos politinis peizažas vis labiau radikalizavosi. Ji dalijosi kambariu su savo seserimi Jessica, kuri buvo jos ideologinė priešingybė. Vieno paauglystės metu jos kambario viduryje nubrėžė kreidos liniją. Junitė savo pusę papuošė nacių svastiką ir Adolfo Hitlerio portretu, o Jessica pakabino komunistinį kūjį ir pjautuvą, bei Vladimiro Lenino nuotrauką. Žengdama į suaugusiųjų gyvenimą, Junitė buvo įtraukta į Didžiosios Britanijos ir Vokietijos fašizmo pasaulį savo sesers dėka. Dianos santykiai su Osvaldu Mosliu. 1933 metais, kai jai buvo vos 19, seseris dalyvavo nacių partijos suvažiavime Nürnbergo mieste, pirmame iš didžiųjų renginių čia po to, kai nacių partija užgrobė valdžią Vokietijoje. Junitė kitais metais sugrįžo į Vokietiją mokytis kalbų mokykloje Münchene, tačiau tikrasis jos tikslas, regis, buvo susitikti su Hitleriu asmeniškai. Tai ji ir pasiekė po kelių mėnesių. Akivaizdu, kad ji bandė sužavėti nacių diktatorių, kuris buvo 25 metais vyresnis už ją, ir visus 1935 bei 1936 metus jis stengiasi dar labiau jam įtikti. Šios pastangos galiausiai buvo bevaisės, nes Hitlerio santykiai su Eva Braun tapo rimtesni. 1930-ųjų viduryje, tačiau Junitė vis tiek tapo nacių vadovybės artimo rato dalimi. Iki 1936 metų jos aršus antisemitizmas, kuris pranoko kitų jos šeimos narių, tokių kaip Diana ir Tomas antisemitizmą, buvo akivaizdus, o dėl savo veiklos Vokietijoje ji buvo stebima MI5. Kai 1939 metų rugsėjį prasidėjo karas, Hitleris patarė Junitei ir jos seseriai Dianai, kad jos turės grįžti namo į Didžiąją Britaniją. Junita buvo prislėgta ir bandė atimti savo gyvybę, šaudama savo į galvą. Hitleris atmokėjo jos medicininės išlaidas ir ji iš dalies pasveiko. Junita galiausiai grįžo į Angliją 1940 metų pradžioje, nors dėl patirtų sužalojimų jos smegenys buvo pažeistos ir ji niekada visiškai neatsigavo. Ten įvyko pats įdomiausias jos istorijos momentas. Manoma, kad ji pateko į gimdymo namus ir netrukus po to galėjo pagimdyti vaiką, kuris buvo atiduotas įvaikinti. Šios įvykius liudijantys įrašai yra labai migloti. Ir dėl to per dešimtmečius kilo vis daugiau spėlionių. Tas vieningumas buvo davęs gyvybę Hitlerio vaikui, kuris visą antrąją 20-ojo amžiaus pusę gyveno kažkur Didžiojoje Britanijoje, tikriausiai nežinodamas apie savo kilmę. Tačiau nėra jokių konkrečių įrodymų patvirtinančių šią prielaidą. Ir jei Junitė karo metu tikrai pagimdė vaiką, greičiausiai jo tėvas buvo Jonas Andrewsas, RAF pilotas, su kuriuo tuo metu buvo užmezgusi trumpą romaną. Junitė sveikata 1940-aisiais blogėjo dėl nuolatinių komplikacijų, kurias sukėlė jos bandymas nusižudyti. 1939 metais ji mirė 1948 metais būdama 33 nuo meningito, kurį sukėlė smegenų tinimas aplink kulką jos galvoje. Nors Diana ir Junitė 1930 ir 1940 atvirai siejamos su Didžiosios Britanijos ir Vokietijos fašistais, jų jaunesnioji sesuo Jessica pasirinko ideologiškai visiškai priešingas politinės pažiūras. Ji labai stipriai priešinosi savo konservatyviam ir aristokratiškam auklėjimui ir niekino savo tėvų politiką. Maištaudama 19 ji ištekėjo už savo antros eilės pusbrolio Esmondo Romilio, kuris ką tik buvo grįžęs iš tarnybos kartu su komunistais Ispanijos pilietinėme kare.
1930-ųjų pabaigoje jie kurį laiką praleido Šiaurės Amerikoje, nuolat stokodami pinigų nepaisant savo kilmės. Kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jis įstojo į Kanados oro pajėgas, tačiau žuvo 1941 m. lapkritį, kai jo lėktuvas dingo grįždamas iš bombardavimo misijos virš nacistinės Vokietijos. Antrasis Jessicos gyvenimo skyrius prasidėjo 1943 metais, kai ji ištekėjo už amerikiečių pilietinių teisių advokato Roberto Trovhofo. Jie persikėlė į Kaliforniją, kur kitais metais ji tapo Amerikos piliete. Ten jie abu įstojo į Amerikos komunistų partiją, o jų veikla lėmė, kad 1950-ųjų viduryje, per patį senatoriaus Josepho MacArthur raudonosios grėsmės įkarštį, jie buvo iškviesti į JAV neamerikietiškos veiklos tyrimų komitetą. Tačiau iš tikrųjų Jessicos šlovė pradėjo augti tik 7-ajame dešimtmetyje, kai ji tapo viena žymiausių Amerikos tyriamosios žurnalistikos atstovių. Ji atskleidė tamsiąją įvairių sričių pusę, nuo laidojimo verslo Amerikoje iki ankstyvųjų Amerikos kalėjimų sistemą demaskuojančių tyrimų. Ji parašė daug knygų, įskaitant autobiografiją pavadinimu On the Rebels, kurioje išnagrinėjo savo šeimos savitą politiką ir kilmę. Tarp kitko, Jessica Mitford buvo giriama tokių asmenybių kaip Christopheras Hitchensas ir J.K. Rowling už savo drąsius politinius įsitikinimus žurnalistikoje. Ji mirė nuo plaučių vėžio 1996 metais, būdama 78 metų. Jauniausia iš Mitford seserų Deborah pati nugyveno išskirtiną gyvenimą, tačiau vėlgi galbūt jos pasiekimai nublanksta, palyginti su kai kurių jos vyresnių už brolių ir seserų gerais ir blogais žygdarbiais. 1941 metais Antrojo pasaulinio karo įkarštyje ji ištekėjo už lordo Andrews Cavendisho, 10-ojo Devonšyro hercogo sūnaus, kuris priklausė vienai seniausių ir turtingiausių Didžiosios Britanijos aristokratijos giminių. Ir Chatsworth rūmų valdovai, vienos iš puikiausių Anglijos didikų rezidencijų, esančios Piko apygardos viduryje. Deborah labiausiai išgarsėjo šiek tiek mažiau prieštaringas nei kai kurių jos brolių ir seserų. Ji tapo viešuoju Chatsworth rūmų veidu ir prižiūrėjo jų pavertimą viena iš puikiausių Anglijos didikų rezidencijų su nuosavais sodais ir turistams skirtomis paslaugomis. Ji taip pat rėmė kelių mažų kaimelių esančių didžiulės Chatsworth valdos pakraštyje atnaujinimą. Ji parašė keletą knygų apie Chatsworth rūmus, jų istoriją ir dabartinę būklę, taip pat vadovavo pačių didžiulių rūmų atnaujinimui. Dėl to Chatsworth rūmai šiandien yra viena garsiausių turistinių vietų Šiaurės Anglijoje. Politiškai ji labiau linko prie Jessicos ir 1980-aisiais tapo kairiųjų pažiūrų, nors ir trumpai gyvavusios, socialdemokratų partijos nare. Kai Deborah mirė 2014 metais sulaukusi 94 metų, Mitfordų seserų istorija, kupina prieštaravimų ir įdomių posūkių, baigėsi praėjus 110 metų po Nensės gimimo 1904-aisiais. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Mitfordų seseris. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Kiekviena iš seserų tikriausiai galėtų turėti savo atskirą vaizdo įrašą, todėl jei norėtumėte išsamesnių vaizdo įrašų, būtinai praneškite man. Jei turite kitų pasiūlymų, taip pat parašykite komentaruose. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkeliu. Na tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū.